Sveiki, mielieji. Šį kartą vaizdo įrašas kitoks. Aš su skrybėle. Jūs galite kritikuoti ir rašyti komentarus apie mano skrybėlę. Iš karto, neišklausę vaizdo įrašo, rašyti, kaip aš atrodau, kokia mano skrybėlė, ar ji tinka man, ar ji man netinka, ar man verta tokią nešioti, ar neverta nešioti, ar aš ją laiku užsidėjau, ar jinai taisyklingai uždėta, ar jinai yra madinga, ar jinai graži, ar tinka spalvos man, ar dera spalvos, ar dabar madingos tokios skrybėlės. Bet galite išklausyti vaizdo įrašą ir sužinoti, kodėl aš dėviu šitą skrybėlę. Kai kurie jau turbūt suprantat, kad aš kalbėsiu apie Donaldo Trumpo inauguraciją. Ir Donaldo Trumpo inauguracijos metu pasirodžiusią jo žmoną Melaniją Trump su skrybėle, kuri dengė akis. Būtent per tą inauguracijos momentą, kada pilna salė buvo visokių įtakingų politikų. Pastebėjau, kad socialiniuose tinkluose ėmė politikai, politikų apžvalgininkai ir šiaip tinklaraštininkai visokie aptarinėti Melanijos skrybėlę. Aptarinėti, ar ji graži, kodėl jin tokia nešiojo, o kodėl apskritai jinai buvo su skrybėlė ir jos nenusiėmė per tokią ceremoniją. Taigi nepadoru su kepurė būti. Pripažinkim, skrybėlė tai vis dėlto yra galvos apdangalas, kaip kepurė. Taigi negražu, nepadoru, kaip sakant, prie stalo su kepurė sėdėta, ne? Na ir visokiausių versijų. Ir aš jums, mielieji, pasakysiu, kodėl Melanija Trump buvo su tokia skrybėlė, kuri dengė akis. Žinoma, šita skrybėlė yra eglutės. Aš ją pasiėmiau kaip jums pademonstruoti. Aš, tarkim, su jumis bendraučiau, jūs sėdėtumėt prieš mane, bet aš jūsų nematyčiau jūsų akių. Kodėl? Todėl, kad aš nenoriu matyti jūsų kvailų akių. Žinoma, aš jūs nevadinu kvailiais, bet aš kalbu Melanijos Trump lūpomis. Greičiausiai jinai negali žiūrėti į tų susirinkusių ten įtakingų žmonių akis. Jai tiesiog yra šlykštu. Jinai kuo puikiausiai žino, kas ten per publiką susirinkusi. Nuo visų Clintonų, Obamų ir kitų įtakingų Amerikoje politikų ar šiaip asmenų. Jinai tiesiog viską apie visus žino. Galbūt ne viską, bet tikrai didžiąją dalį jinai valdo informacijos ir žino, kas tai yra per asmenis. Ir jai tiesiog yra šlykštu, jinai buvo šitoj ceremonijai vardant vyro, vardant tokios, iškilmingos ceremonijos, vis dėlto jos vyras išrinktas dar kartą prezidentu, jinai iš pagarbos vyrui sudalyvavo šitoj ceremonijai. Atkreipkite dėmesį, kad nei Baideno, nei Obamos žmona neišstengė, kaip sakant, išstenėti ir ateiti dantis sukandus pabūti šitoj ceremonijai. Melanija sugebėjo. Tikim pridengė akis ir nenorėjo į juos visus žiūrėti. Tiesiog jie yra, pripažinkim, šlykštus. Jinai jų nekenčia. Ir jinai pilną teisę turi taip daryti. Jeigu jūs žinotumėt ir suprastumėt, kaip Melanija, greičiausiai, jūs taip pat tokiom pačiom akim žiūrėtumėte visus šitus veikėjus ir personažus. Taigi, paaiškinimas yra labai paprastas. Kodėl Melanija Trump nenusiėmė skrybėlės ir būtent per inauguraciją dėvėjo tokią skrybėlę, per kurią praktiškai nesimatė jos akių, jos žvilgsnių. Po to, kai baigėsi šitą inauguraciją, žinoma, Melanija šitą skrybėlę nusiėmė ir kada jau jie atsidūrė su vyru savo aplinkoje, savo komandos aplinkoje, žinoma, kad jinai tą skrybėlę nusiėmė. Taigi, trumpas ir labai aiškus paaiškinimas tiem visiems, kurie bando diskutuoti, kalbėti apie skrybėlę, bet nesupranta pačios esmės. Kodėl buvo jinai tokia, kodėl jinai buvo dėvima, kodėl jos nenusiėmė
ir visą kitą aš jau paaiškinau. Taigi, šiam kartui tiek. Ačiū, kad žiūrit į mano akis. Ačiū, kad žiūrit mano vaizdo įrašus. Ačiū, kad palaikot mano veiklą. Tie, kurie norit prisidėti prie mano veiklos, po vaizdo aprašu yra visi įmanomi būdai, kaip tai padaryti. Taigi, šiam kartui tiek ir iki kitų kartų. Ate.